Taigi kalbėsim, ką jūs nematot. Tai jūs nekalbate? Aš negaliu vandenį atsigerti. Dabar būtinai pirmiausiai jūsų užgaidas. Taigi luktelkit. Lipu laiptais už viso. Dabar klausykit, ko jūs čia tik norite. Iš kur toks pasipuošimas? Patiko? Ar patiko? Klausykit. Taigi kalbamės. Taigi kalbamės, ar patiko? Kodėl tai pasitiko? Tai pirmą klausimą, ar patiko? Mes negalime klausimą klausti. Ai, nu tik mes kalbėsimės. Aš jau klausiu, tada žinosiu, ką pasakyti. Ar jums patiko ar ne? Kaip jums visas posėdis šiandien? Posėdis yra įdomus posėdis. Sėdim klausom. Pokalbių. Girdėjome apie vyną, apie Paleckį, apie valiutų kainas, kaip pasikeisti kitoj šaly. Aktuali informacija, manau, reikalinga Lietuvos žmonėms. Ko siekia tai pasipuošta? Kaip? Su užrašu. O kas negerai tam užrašui? Jūs nematėte jo Lietuvoje, jūs prie jo nepripratote? Ar jūs pirmą kartą tokį užrašą matote? Tikrai? O kai buvo mėlynas su geltonu ir šitas žodis buvo taip plačiai parašytas, jūs nematėte? Tai gerai, ko siekia? Aš prieš bet kokį smurtą. Prieš karą. Ir mano šalis yra karinėme NATO bloke. Aš protestuoju savo šalies buvimą karinėme NATO bloke. Mes norime taikos ir šiandien susirinkę žmonės, ten jeigu matėt, šiandien švenčia jie ten pergalės 80 Japonijos kare. Kinai jie renkasi dėl taikos, vardan taikos. Ir aš noriu, kad ir mes kalbėtume jau ne apie laimėjimą karo lauke, bet apie taiką. Tai ją galime siekti diplomatiniu keliu. Ir pats laikas Lietuvai nerėkauti, kad jie nugalės, kad jie skirs mūsų piliečių pinigus, mūsų pensininkų pinigus, mūsų vaikų pinigus, mūsų švietimo pinigus, mūsų medicininius, vaistų pinigus. Ne? Tiesiog aš noriu, kad mes nebūtume jokio karinio bloko nariai. Aš apie savo šalį, savo šalį. Paskutinis pokalbis su našu pridūt. Kas tie našai ir... Jeigu gerai klausėte pokalbį, šitą frazę pasakė žmogus kitame laido gale. Tai jūs imkite jam ir paskambinkite, nes aš negaliu būti atsakinga. Nei už tai, ką jūs sako, nei ką jūs. Bet jūs supratot, nes atsakėt jam, bet nepaklausėt. Aš neklausau, aš tiesiog klausau žmogus ir nekonfliktuoju. Ir su jumis nekonfliktuoju. Aš jūsų paklausiu, jūs neatsakėt, aš neįsižeidžiu. Nors turėtų atsakyti. Bendravimas vyksta taip mūsų šalyje. Tai va, tai imkite ir paskambinkit, o ten antroji dalis, ne, kad visi mes laukiam taikos ir būtent įsižioja laukiam taikos, kad mūsų jauni žmonės neduok dievę neįtų į tą karą, kad jų nepakviestų nei mano sūnus, nei Kazimiero sūnus, nei dar kažkieno, nei su broliu, nei seserų. Ir šiai dienai tai yra mūsų pagrindinis siekis. Ir dar kartelį sakau, kad geros kaiminystės formas ir buvo tam, kad kiekvienoje šalyje būtų po geros kaiminystės formą ir kad mes kalbėtume apie meną, apie muziką, su humoru, su šypsena, be pykčio, be keršto. Bet valdžiai nereikia taikos. Ir kaip pasakyta, mes nugalėsime karo lauke. Ir vis tiek kažkada tai susės žmonės ir tarsis. Kaip jie tarsis ant aukų palaikų kalno, šiandien reikia tartis. Ponas Nausėda, šiandien jūs turite sakyti, norim taikos diplomatinių kelių. Šiandien, ne rytoj, ne poryt, ne tankus pirkim, ligoninės, mokyklas statykim, darželius, butus jaunom šeimom, lengvatiniam sąlygom. Šiandien, čia ir dabar. Va tai viskas. Daugiau geros kaiminystės formas nieko ir nenori. Jūs nuoširdžiai tuo tikit, kad nereikia nei tankų pirkti nieko? Aš taip tikiu, kad jeigu mes nei vienas nepirktume tankų, jų ir nereikėtų. Jeigu jūs neteisit pas mane su peiliu ir su šautuvu, aš irgi nepirksiu nei peilio, tai gynybai, nei šautuvo. Mes ateisim, jūs sakysit, man čia tas ir tas nepatinka, aš sakysiu, nu taip, gal galima kažkaip tai pabandyti, paderinti. Ar būtinai turi būti keliai milijonai aukų? Ar būtinai? Ar būtinai turim užmokėti tokią kainą? Ar reikia šitos kainos? Aš nežinau, aš manau, kad jums irgi jos nereikia. Ir spauda šiandien vis dažniau kalba apie tuos politikus, kurie pasisako, kad kitaminčius reikės šaudyti. Ponas Kasčiūnas nesibodi pasakyti, mokyklose gegužės mėnesį
buvo rodomi mūsų veidai ir mūsų pavardės. Kokiu tikslu? Sako, jie gali kolaboruoti. Su kuo kolaboruoti mums reikia Lietuvos nepriklausomos, ramios, nei su Rusija, nei su Kinija, nei su vokiečiais. Maža tauta turi būti draugiška visiems ir gyventi savo gyvenimą, saugodama savo teritoriją. Viskas. Tai kai išmoksim suprasti ir niekas neužsiims politiniu mobbingu, rado, Švenčionė nekalta, kad Lietuvoje kažko trūksta, ne? Valdžia nukreipia dėmesį šiandien irgi tikriausiai tą patį padarys. Kalta tai Švenčionė, nes jinai priešas. Kieno jinai priešas? Gindama savo žemę, savo vaiką, savo namą. Ko, bet tai matėt, kaip sakiau, aš noriu, kad kiekvienoje šalyje būtų geros kaimynystės formas, kiekviename miestelėje. Kodėl jūs neparodėt, kai mes važiavom koncertą žiūrėti, kaip patys dainavom, nes valdžia parodė tai, ką jie norėjo. Tai, ką jie norėjo. O kas čia blogo, jeigu kažkoks amerikietis važiuoja susitikti į kažkokį Tailandą su kažkokiu politiku? Tai yra blogai? Ne, tai nėra blogai. Bet mes nuvažiavom su labai rimta liaudės diplomatijos misija. Tai buvo labai blogai, tai buvo gerai. Bet kam labai tie, kas nori, kad karas būtų? Suprantu, kad jeigu sustos karas, kaip nurašys tuos nuostolius, kuriuos pasidalina į savo kišenes. Juk jeigu pas kažką šaukštas kainuoja 2 eurus, pas mus 1000, jeigu pas kažką senas tankas yra nurašomas kaip metalas, mes jį nuperkam už milijoninės sumas, jūs tai norit, jūsgi laisvoji spauda. Jūs apie tai turite rėkti, kokie pinigai yra išplaunami, prisidengiant paremkime Ukrainą. Pasižiūrėkit, išaugo namai, išaugo kažkam tai vilos. Jūs turit konkrečius kažkokius faktus? Mes turėsim faktų, bet taip mes turime, taip konkrečių faktų, taip mes turime. Ir šiandien aš esu bylos procese ir šiandien aš apie tai nekalbėsiu, bet jeigu man bus duotas eteris, mes galime apie tai kalbėti, bet jūs nenorite jų matyti tikriausiai dėl tos priežasties, kad dalinai esate priklausomi, nes valstybė gali kažkam spustelti, kažkam tai užgniaužti atlyginimą, kažką pasakyti, atleiskite iš pareigų, atleiskite iš darbo, nes tas kitas korespondentas kalba ne visai taip. Ką esat šiandien patikrinsi? Aš nežinau, realiai negaliu pasakyti, iki šios dienos aš nesu supratusi kaltinimas. Mes nieko nepavogėm, nieko iš niekur nepaėmėm. Bet iš šito pokalbio supratau, kad viena iš blogybių tai priėmimas pas Rusijos ambasadorių, kuris mus pavaišino sumuštiniais ir kava. Čia tikriausiai bus kyšis, labai didelis. Ne toks kaip Masiulio ten toj dėžutė, bet pakankamai nemažas, kad galėtų mane nuteisti. Taigi, vis daugiau žmonių Lietuvoje supranta, kad problema ne mes. Kaip? Ar ten buvo tik vaišinam? Mes padėkojom už kelionę įvykusių nesklandumų pašalinimą, todėl, kad mūsų vairuotojas važiavo su įgaliojimu ir įgaliojime buvo padaryta klaida. Ir mes tokį kelią atstovėjom daugiau kaip pusę paros prie Latvijos sienos, pastrigom. Ir tada mes skambinom visi, negalima, aišku, čia buvo mūsų kaltė. Tada ieškojom, kas perrašys įgaliojimą, bet mūsų neišvarė iš neutralios zonos, suprantat? Ar su byla jūs susipažinus gerai, nes va čia ir teisėjas kažkaip... Aš noriu pasakyti, byla jau 2 metai, taip? Ar gali žmogus atsiminti 34 tomus, kada pas jį toliau eina gyvenimas, jis turi savo rūpesčių, turi džiaugsmų, turi malonumų, nemalonumų, taip pat šiandien man aktualu, kaip bus išspręsta mano vaiko priežiūra. Valstybė mano sunkiaus negalios vaiką nusprendė paversti sveiką. Nesvarbu, dėl to aš nepykstu. Bet šiandien mūsų laukia sunki operacija, gera operacija, ten atskiris girnelė. Ir bus 3-4 mėnesiai, kad aš negalėsiu išvykti iš namų. Aš neturiu nei globos, nei slaugos, nieko. Aš negalėsiu čia atvykti. Kaip tai bus, ar tai bus panaudota prieš mano asmenį, ar nebus panaudota, aš nežinau. Mūsų valstybėje įstatymai galioja atbulai. Aš neturėsite prižiūrėti savo dušą, negalėsite atvykti. Tikrai negalėsiu, aš neturiu ką mes palikti. Įsivaizduokit, žmogus, ir tai yra žmogus su cerebriniu paralyžiu, su judėjimu, su akies aklumu. Jinai po operacijos bus sunkus vaikas, reikia atsistoti. Jeigu, aš noriu pasakyti, kad žmonių su negale, kurie negali patys pasirūpinti, nepriima sanatorijas, pasuėjo 19 metų, ne? Sako, tai jūs išsipirkite ir būkite šalia, bet aš neturiu tokių lėšų. Žmogus nepriima reabilitacijai, kuri jam priklauso.
ir nenori jam to suteikti. Jūs, sako, išsipirkite ir būkite. Tai vat man čia bus didelis iššūkis toliau. Kaip aš galiu padėti savo dukrai, kaip padės valstybė kabutėse, ar vis tik tai bus kažkokia galimybė ten būti, jai padėti atsistoti, atsikelti, susišukuoti, nusiprausti. Tai yra higieniniai visi dalykai. Tai yra, žodžiu, situacijų tiek, kad, kaip žinot, mirė mano vyras, kuris buvo mano pagrindinis ramstis. Ir aš tikrai, kaip žmogus, negaliu atsiminti tiek daug tomų. Ir tokių tuščių pokalbių aš net neprisimenu. Žmogus paskambinęs dėl kažkokių valiutos pakeitimų, dėl darbo. Patikėkit, absurdas. Tai žinokit, tokių skambučių po kelionių buvo labai daug. Tai buvo ir provokacijai. Kartais mes juokaujam, suprasdami, kad tikrai yra užsakomieji. Čia dar nėra tų skambučių, kur kažkas skambina, tyčiasi, kad jūs neturi darbo, mes jums duosim, jeigu jūs kažką nufotografuosit, kažkur padėsit, suprantat? Bet tai darė mūsų savi užsakytai. Aš tikiu, kad šiandien žiniasklaida yra kitokia, kad jie parodys tai, ką aš pasakiau ir parašys tai, ką aš pasakiau. Aš labai tikiu. Nors žinoma, viskas priklauso nuo jūsų. Tai va, ačiū.